Tai tiesiog sėdėjom, atbėgo, davė dujų. Ir jūs? Aš vienintelis negavau. Va, matai. Nežinau, tada rytoj bus. Nu taip. Plaut veidą, nereikia, blogiau bus. Ką daryti? Nu negaliu. Tai palauk, nereikia. Tai valykė su servetėlėmi viskas. Eilinį kartą galima įsitikinti, kad tiesioginė transliacija pavojinga sveikatai ar net gyvybei. Yra atvejų, kai kėsinosi sekėjai, gerbėjai, dabar naujas lygis – nuožmios kūrėjų nuomonės formuotojų kovos. Tik ne su beisbolo, o su asmenukių lazdomis. Gerai, kas toks? Aš neįsivaizduoju, koks vardas pavardė Kristis iš TikToko, to aš jau nuotrauką parodau. Kaip atrodo. Parodyk tavo TikToką. Va, žiūrėk. Jo TikTokas. Vaizdo įraše užfiksuotas visas incidentas. 3 berneliai smagiai vakaroja, kai prieina kepurę dėvintis asmuo ir iš didelio baliono paleidžia pipirinę dujų čiurkšlę tiesiai jiems į veidus. Dujų šitas tiktokeris, dujų tiktokeris. Neatsimenu, seni. Flightai. Tiesioginė transliacija nenutrūksta. Toliau liejasi komentarai ir karšti įspūdžiai tiesiai iš įvykio vietos. Nedelsiant skambinama bendruoju pagalbos numeriu ir kviečiama pagalba. Sveiki, ką tik davė dujų 2 asmenim, man beveik pataikė ant live transliacijos. Žartvos, tu aš pala. Galit atnešti ledo kokio? Ledo atneškit. Galit ledo. Kol dviese bando atgauti kvapą, trečiasis viską komentuoja ir ieško galimybių padėti. Ne, jau pabėgo seniausiai. Bet čia žinomas asmo. Atsisės, seni, atsisės. Negaliu, man dujų davė. Kaip padėt asmenį? Tai greitai ir policija. Kristis. O koks mano? Nesvarbu, nu greičiau atvažiuokit. Jo, dėkui. Nežinau, kaip padėkim. Dujų davė. Kas čia davė, kas čia buvo? Kristis, žinai tą iš TikToko? Kas toks? Kristis. Nežinau, seniai, kas toks? Toksai aukštas karočią, kur su gaičiais gyvena chatai. Tai nežinau, kaip padėt galit. Čia! Policija! Su farais! Eik tu na... Policija! Išties smalsu, kokią emociją atspindi toks balso tembro pokytis, pamačius farų laidos operatorių. Pabėgo, čia toks iš TikToko, jeigu žinot. Nauja informacija, asmuo apie 40, žinomas asmuo iš TikToko